Tvarko. Tai gerai. Labą dieną. Šį kartą tariame labą dieną po šiek tiek ilgesnės pertraukos, ane? Bet temoje labai svarbioje tam tikrą prasme ir sudėtingai aktualioje tiek ir artėjančių vėlinių tematika, tiek ir laimingos pabaigos arba kalėdinio periodo, naujųjų metų misticizmo atžvilgiu. Tai yra tuo, kas keičiasi. Gerai, Julija, labą dieną. Pasirodyk savo žavingąją šypseną mūsų žiūrovams. Šį kartą šiek tiek kitaip ir šiek tiek daugiau ekspromto, sakykime taip. Padarysim taip. Taigi, Julija, paprašysiu tavęs kai ko. Pirmiausia, tai giliai įkvėpti ir pojūčiais tuo pat metu atlikti seilės rijimo veiksmą. Akcentuoju pojūčius, nes tai turi būti kažkas, kas dar tuo pačiu ir suteikia ramumo, malonumo jausmo tavyje, ne? Puiku. Atsipalaiduok, arba tiksliau patogiai įsitempk, nes visuomet, kai kažkas jums sako atsipalaiduoti, girdėkite, jog jūs esate prašomi ir įspėjami patogiai įsitempti giluminius stuburo raumenis, tai yra jausti, žinoti, kur jūsų nugara, kur jūsų stuburas, kaklas bei sėdmenis. Tvirta vidinė ašis leidžia būti patogiame komforte. Ir užsimerk dabar ir įsiklausyk. Klausykis į mano žodžius, bet tuo pat metu girdėk, kas vyksta aplinkui, nes tas, kas sukasi aplink tave, tam tikra prasme yra tavo saugumo garantas, yra tavo budrumo garantas ir yra tavo komanda, informacinė komanda, kuri jau ilgą laiką dirbo kartu su tavimi ir ruošiasi šiai dienai taip pat nuosekliai, kaip ir tu pati. Taigi, šiandieną šiek tiek panagrinėsim labai iš pažiūros, labai aišku, bet tuo pat metu labai abstraktų antikristo archetipą. Taigi, Julija, įsiklausyk, girdėdama žodžius, tuo pat metu žodžius traktuok kaip kažką kitą, nei vienu ar kitu kampu sujungtas lazdeles ar apskritimus. Girdėk žodžius kaip gyvą šokį, kuždesi energijas ir tuo pat metu stebėk, kas dar vyksta po jais. Tai yra, tu gali sau leisti būseną, kurioje stebėtojas girdi, ką veikia stebėtojas. Gyvatė, kuri ryja savo uodegą. Taigi, antikristo archetipas. Ką girdi? Kokie pojūčiai? Tu esi tik tai vienas svarbus priminimas, kad išvengti perkrovų tavo giluminėse, pasąmoninėse sistemose, raumenyse, vidiniuose organuose. Tu esi laisva stebėti pojūčius, tačiau atsisakyti būti jų dalimi. Taigi dar kartą užklausiu, ką jauti? Išgirdama savoką antikristas. Ką jaučia, kaip atliepia tavo racionalusis protas į tai, kokią informaciją pateikia juslės? Taip, teisingai. Pirmiausia, moteriškoje sąmonėje eina pojūtis. Informacija perduodama per emociją susieta su tam tikru kūniškumu, ne? Daug painiavos. Ir teisingai garsino tavo šitą atodusį. Painiava yra labai vertingas atspirties taškas, nes regresinėme seanse, net jeigu tai yra tik tai momentinė analizė
bendrinė analizė kažkokios tai situacijos, yra labai svarbu turėti atspirties tašką. Taigi, ką dar jauti? O ten, kur ledkalnio viršūnėlė yra sąvoka painiava. Taip, atsakymai prasideda tavo uodegikaulyje, stuburo pačioje strėnose, juosmenyje ir pamažu kaip šiluma kyla stuburo kanalų aukštyn, bet tuo pat metu kaip viršuje, taip apačioje. Tai suteikia galimybę tau jaustis saugiai, bet tu jau pasiekiai tą būseną, kai gali kalbėti, gali mums įgarsinti ir loginiu nuoseklumu, kokios gijos, kokios strategijos, kaip kokie ašmenys, rato stipinai sueina į šitą centrą. Įvardyjama kaip būsena, sąvoka, kaip tikslas, painiava. Nežinau, daug visko turbūt ir greitai besikeičiančio. Taip, bet tu turi teisę pasirinkti bent jau kažką vieną ir sustabdyti. Painiavoje pagrindinis momentas yra greitis. Kaip supainioti, dezorientuoti, apkvaitinti, ne? Daug visko ir be galimybės įsigilinti, išmušant pagrindą iš po kojų. Bet šiuo metu tavo kojos stipriai, patogiai jaučia grindis jūsų įrašo studijoje, tavo sėdmenis, tavo nugara, kokybiškai įsipatoginę į tvirtą kėdę. Taigi tu turi fizinį pagrindą ir esi kūniškai saugi, stabdyti painiavą ir pareikalauti teisės nagrinėti bent jau vieną iš ten esančių gijų. Nu jo, bet... Kuo tau siejasi painiava? Kokius reiškės tas blokas yra apie tai, jog ši tema kažkokiu tai būdu ypatingai dirgina vieną iš tavo vaikystės košmarų. Nes ten yra tokios energijos, bazinės, pamatinės, raktinės energijos, išeinančios iš centro, iš centrinės ašies, visuomet rezonuos su tuo, nuo ko mes pradedame vaikystėje. Tai kas mūsų vaikystėje labiausiai traukia ir tuo pat metu traumuoja. Taip kad žiūrėk toliau. Dabar esi suaugusi, reiškės, dirbi profesionaliu režimu, reiškės gali praleisti, atsisakyti tos prievolės, paklusti vaikystės baimėms. Šioje realybėje kiekvienas suaugęs turi teisę dirbti ir atlikti savo pašaukimą, paskirtį viešumoje, atskirai atsiribojant nuo tam tikrų vaikystės patyrimų. Nesuaugusi asmenybė geba atskirti, kur yra ribos tarp vaikiškumo ir kur yra atsakomybė veikti ir kurti. Taigi, ką girdi? Apie painiavą? Taip, nes dabar, ką aš girdžiu, klausydamasi, kas eina, tam tikrą prasme iš pradžių tave bandė blokuoti per baimės aspektus. Palikimo, atstumimo. Dabar, kadangi mes tai neutralizavom ir pareikalavom, pagal teisėtai pareikalavom duoti prieigą, dabar su antikristo archetipu ir su painiava kaip centro sąvoka susijusios energijos skatina fiziologiškai tavyje išsiskyrimo tokių medžiagų, kurios kvaitina. Tai yra tau sužadino endorfinų apykaitą, tu turėtum jausti malonumą, tam tikrą virpuliuką jaudulį ir tokį svaigulį, kad
kažkur neša ir viskas čia gerai, kam čia dabar gilintis, ar taip yra. Tas svaigulys yra. Tai yra normalu, nes kiekviena moteris yra verta tokios būsenos. Bet vargu bau, ar už tai mes privalome mokėti vergišku aklumu ir paklusnumu. Tai šitą būseną savo pasilik, tai jos verta. Tai yra prigimtinė moteriška teisė turėti tokią endokriniką. Žiūrim toliau. Ką dar slepia nuo tavęs po visų šitų šurmulių, kokius ratos stipinus išeinančius iš centrinės ašies, kurią mes suvokiam per terminą, per kodinę frazę painiava, kuri yra pamatas arba raktinė formulė, jeigu terminą antikristą suvokti kaip ChatGPT, tarkim, kaip dirbtinį intelektą, kuris pats sprendžia, turi kažkokį tai tikslą, analizuoja, augdamas, plečiasi. Tai kaip ChatGPT turi kažkokį tai raktinį programinį kodą, nuo kuriuo jisai prasideda, tai antikristas, šis archetipas irgi turi raktinį kodą, kuris energetiškai vibruoja tokiais sąskambiais, kaip kokius iš žmogaus pasąmonės išsitransliuoja, kaip žmogaus pasąmonė reaguoja į sąvoką painiava. Taigi žiūrim toliau. Malonumą, baimės aspektus, malonumo aspektą, baimės aspektą jau kabino. Ką dar? Ką vėl girdi? Man leidžiama kalbėti nes energijos, kurios šiuo metu bando apsiginti, tai yra verčia mus matyti tik tai, ką joms yra patogu matyti. Galvoju, jog tikslindama aš nugribausiu į lankas ir leisiu joms pasislėpti ir užliuliuoti Julijos sąmonę bei instaliuoti tam tikras pakaitinės programas, kad tas, kuris čenelina, matytų ir kalbėtų bei skleistų tokią energiją, kokia yra palanki archetipui. Mes viską suprantam, bendradarbiavimo prievolę gerbiam, tačiau bendradarbiavimas ir pagarba visuomet yra daugiakrypčiai abipusis. Taigi, Julija, sekančios energijos, kurias jauti išeinančias iš to archetipo. Gerai, išgąsdino, dabar nuskausmino, jautiesi šiltai, maloniai. Kas dar? Girdisi toje painiavoje. Iš ko ta puokštė pinama? Kažkoks greitis. Nežinau. Arba ta. O ar gali būti greitis? Gali būti po greičio sąvoka, prisimenant, jog tavo asmenybėje dominuoja supratingumas ir tau ypatingai svetima pykčio energija, tai yra tu pykti, agresiją naudoji tik kraštutiniais atvejais. Ar gali būti, jog tai, ką tu transliuoji kaip greitis, iš tiesų yra naujas grasinimas per pykčio energijas? Tai yra tau ką tik tai archetipas arba su juo susiję interferentai pagrasino sužadinti įtūžį, sužadinti tas pasąmoninės zonas, kuriuose vaikystės ar net viso gyvenimo lūkesčiai, kuriuose tave vienaip ar kitaip slopino, pažeidė tavo teisėtus interesus ir atėmė galimybę gintis. Tai yra atimta teisė į konstruktyvią destrukciją, kai pyktis yra teisėtas kūrybos įrankis. Gali būti. Gerai. Bet dabar, ką tik minėjau abipusę pagarbą ir suvokimą, jog viskas, kas yra, turi teisę būti iki tol, kol yra harmoningai išsaugoma visų pusių interesai. Ar gali būti, jog įniršis, pyktis vėlgi yra teisėtas kūrybinis impulsas, ar gali būti, jog tuo jie tau siūlo gyvybingumą. Tai yra, tu pražiūrėk tą ir tą, šitoje vietoje sakyk,
kad čia viskas gerai, arba labai visus gąsdink pagal religijos primetamą scenarijų. Ir jie tau suteiks tos polėkio energijos sunaikinti tave stagnuojančius barjerus. Jie tau žada socialinę šlovę, pasiekimą ir painioja tavo tikslus. Gali būti taip? Gali. Bet ką su tuo Gerai, daryt? tad gali stebėti, atsisakydama reaguoti. Ar gali stebėti galimos reakcijos pasiūlymą, bet nes tai yra adresuota tau, tavo vardas, ten inicialai tame yra, bet tu gali įsivertinti, pasakyti, hebra, ne, man čia šitas per prastai, šito kontrakto sąlygos labai jau vienpusės, vieni vartai čia pas jūs. Tai ką tu gali? Tai tu gali išlikti savame energetinėme lauke, įkvėpti, vėlgi pajausti malonumą, pajudinant pečius ir nuryjant seilę. Tai yra harmonizuojant įtampas žandikaulyje, pečiuose, tam, kad bioenergetikoje ypatingai aktyviai dalyvaujantis dubens centras, ypač kai moteriškos lyties atžvilgių, išliktų saugus, ane? Gerai, tai mes ką tik išsiaiškinom, kad per patyriminę prizmę, kad antikristo archetipas visuomet veikia vienaip ar žinančius ir nežinančius, kad su juo sąveikauja per malonumo, baimės, įniršio aspektus, pamatinės ašis, kurios gali pasireikšti įvairiais pažadais. Rūpesčio, dėmesio, galimybės išgelbėti, kurti. Kas toliau? Kas toliau girdisi, kokie stipinai energetiniai, kokios veikimo priemonės, strategijos išeina iš centrinio sūkurio, suvokiamo kaip painiava. Malonumas, baimė, įniršis, ką dar jauti? Ką girdi tiksliau, ką tau draudžia jausti? Bet apie painiavą, ne apie antikristą. Ne? Antikristas yra abstrakcija, tėkmė, kurios centrinė ašis yra grindžiama energija, įvardyjama per sąvoką painiava, chaosas. O tave ką tik išmušė iš centrinio sūkurio, grįžk atgal ir pareikalauk teisės, pajausk savo nugarą, stuburą, šilumos kamuoliuką, strienų, juosmens, nugarinėje sėdmenų srityje. Ten yra bazinė įsišakninimo, įsižeminimo ašis ir tuo pat metu suvok, kad tavo kaklas, pečiai, smakras yra kokybiškai, tvariai įtempti ir tuo pat metu atsipalaidavę. Reiškia, tu gali šnekėti be baimės, jog tavo asmeninis gyvenimas, asmeninė sėkmė nukentės nuo to, ką tu neutraliai pamatysi ir pasakysi. Šitai yra labai svarbus seansuose, nes toks privačių ir viešų interesų konfliktas visuomet dalyvauja. Tai grįžtam atgal, vėlgi, ką dar girdi už sąvokos painiava? Ir tai garsink, naudok tam garsinti žodžius. Nežinau, tie žodis neviltis, bet čia gal vėl mano kažkokia. Okay. Tai visada, viskas, kadangi tu esi gyvas kanalas iš kūno, kraujo ir emocijų, viskas, kas tau ateina su tikslu tuo pat metu dirginti, veikti ir rezonuoti su tuo, ko tu ieškai. Tai yra tas, kas moko kitus, tuo pat metu mokosi ir pats. Ne?
Tai tikrai taip, viskas yra susiję ir su tuo, nes būtent tu esi čia dabar šioje vietoje, reiškia, tu turi kažką tokio vertingo, kas reikalinga liečiant šitą temą. Tai reiškia, kadangi žodis dalelytė ne visuomet yra atvirkštinė komanda, tai kokios reiškia lūkesčiai ir viltis, ne? Painiava, kuri sužadinama, kuri sukuriama per daugybę, persluoksniuojant, perpinant daugybę lūkesčių. Nes viltis, kas tai yra? Tai yra lūkestis. Gerai, kokias pagrindinės viltis kabina Antikristo archetipas? Kas tau ateina? Ir į kokius žodžius tau optimaliausia tai įdėti? Nes tai, kas ateina, yra energija. Ir tada, kad taip pasidalinti, apie tai papasakoti kitiems, ypač šio kanalo žiūrovams, tą energiją, kaip tą vaiką, kurį turi pagimdyti šitą gyvenimą, reikia kokybiškai pakuoti į talpyklas, kurias mes šioje realybėje vadiname žodžiais, terminais, sąvokomis. Kokios viltis, kokie lūkesčiai labiausiai eksploatuojami Antikristo archetipe. Ką girdi? Laisvė gal. Okay, kas dar? Kažkoks aukštis, augimas. Okay. Ir kas dar? Paimkim 3 kaip bazinę aksiomą. Taip. Nežinau, kažkoks vaikščiojimas, įsižeminimas žemėje, kažkoks, nežinau. Judėjimas. Gali būti. Žinai, kodėl? Taip, tu vis dar būk tame pojūtyje, fokusuokis į tą jausmą, sukimosi tėkmės ir tuo pat metu horizontalaus srauto, centrifuginio srauto ir tuo pat metu stabilaus vertikalumo. Bet, kaip ten sako, viena ausimi, kaip tos mamos miega, lyg ir miega, bet viena ausimi ir viena akimi, sakykim taip, prižiūri, kad viskas aplinkui tekėtų reikiamą tėkmę. Klausykis, ką dar ir tai, ką girdi ateinant su energijomis per mano balsu. Tai, kad tu paminėjai, judėjimas, laisvė, augimas. Kas tai yra? Tai augimas, aukštis, tai mes kalbam apie vertikales energijas, kosminės energijas, įkvėpimas, ryšys su kolektyvinė sąmonė, su egzistencinės reikšmės problemomis, sprendimais, veikla. Tai ryšys su šaltiniu per išorę, sakykime taip. Per bendratį su visais aplinkui. Judėjimas, čia jau mes kalbam apie horizontalią tėkmę. Reikalingas judėjimas, sąvoka, kuri siejasi su moteriška energija, su branduoliu, vidinė tėkme, konversija, kai tu sąveikauji ir su tuo, kas vyksta aplinkui, turi ryšį su vertikaliaja tėkme, kaip savo reinkarnaciniais prisiminimais, savo sielos misijos suvokimu, kaip tai keičiasi priklausomai nuo tavo naujos reinkarnacinės rolės, naujos asmenybės ir tuo pat metu gebėjimas išlikti vidinėje dermėje. Tai yra vidinė pusiausvyrą, vidinė ašis irgi yra nuolatinis judėjimas, nes moteris tai yra gyvastis, kuri tuo pat metu yra ir stabili, turi išreikštą kažkokią aiškę formą, bet ta forma, išlaikydama savo vientisumą, geba keistis, pereiti kažkokią kitą formą,
ne, transformuotis, bet išlaikyti jungtį. Taigi moteriška ir vyriška energija. Ir viduriukę mes turėjom kokią viltį, lūkestį, laisvę. Kas tai yra laisvė? Ką daugiau apima laisvės sąvoka? Tai yra šaltinis, atsinaujinimas, yin ir yang, vyriška ir moteriška viename. Taip, antikristo archetipas, kuris yra sieja pagrindinės akcijos, sakykim taip, nes energetikoje, astralinėme pasaulyje yra kaip ir kasdienėje ekonomikoje, yra savininkai, yra akcininkai, vieni didesnė, kiti mažesnė pelno dalį gauna, vieni muziką užsako, kiti treti vykdo. Taigi, net ir čia tiesioginės, sakykim, autorinės teisės pirmiausiai priklauso Vatikanui. Tai yra tai, ką mes suvokiam kaip pagrindinę pasaulio religiją, ne, krikščionybę. Tai čia laisvės sąvoka, korumpuota, rafinuota, specifiškai susiaurinta yra siejama su šaltinio, Dievo tėvo, ne, sąvoka. Taigi, antikristas tam tikrą prasme yra iš 3 bazinių lūkesčių formuojama tėkmė. Nes, kaip žinom, šioje realybėje mums reikia 3 taškų, kad sukurti stabilų paviršių. Reikia 3 lūkesčių, kad archetipas galėtų išlaikyti savo centrą ir traukti į save naujas energijas. Tai yra maitintis tekėjais, kurių energijos prisijungia ir stiprina ir tampa veikia per tokį precedentą, kaip vienas upeliukas gali virsti srauniu upokšniu ar net plačia upe. Daug visko suteka ir tampa vienu. Taigi, šitą mes atsirinkom. Painiava, kuri sustiprinama per religinį idealizmą. Painiava, kuri naudojasi egzistencinės jungties principais tarp vyriškos ir moteriškos energijos, tarp mikro ir makro, planeta ir visata aplinkui, žmogus ir saulė, vaikas ir motina. Kas toliau? Ką dar jauti? Žada, antikristo archetipas tam tikrą prasme yra grįstas trauka, kurioje pasąmoningai žmogus girdi šnabždesį, jog atkreipki mane dėmesį ir išnagrinėjęs problemą, su kuria esu susietas, atgausi reinkarnacinius prisiminimus ir atgausi raktą į sielos laisvę. Tai yra pats galėsi spręsti, į kokius pasaulius ir į kokias realybės iš čia gali išeiti. Nors atrodo visai kitaip, ne? Atrodo, jog antikristo archetipas kalba tik apie grėsmę, apie kažkokį sunaikinimą, pavojų, ne? Dienų pabaigą, ar taip? Bet jisai sukurtas taip, kad trauktų dėmesį ir kad jį maitintų, nes ar gerą, ar blogą, tai yra dėmesio energija, tu eskaluoji, tu vienaip ar kitaip, jeigu stokoji kokybiško energetinio pasiruošimo ar giluminės pasąmoninės navigacijos, maitini savo energiją kažkieno energetinį projektą, ne? Taigi, energetinis projektas, kuris, kaip sakoma, iš pradžių prie jo jį tyrinėjančius smalsuolius maloniai nuskausmina,
euforizuoja, ar jauti tokį palengvėjimą kūne, ne? Bet dabar dar pagalvojau, sakei apie baimės ir, žodžiu, įveikus kažkokias tam baimės atgausi raktą. Tai man buvo atėjęs dar žodis išgyvenimas. Taip, tai mes ką tik tai apie tai kalbėjom. Galimybė rinktis, kaip gyvensi, nes visi tam tikrą prasme yra valdomi per piniginę matricą, ne? Tai yra, tu, kad ir norėtum rinktis, kaip gyvensi, turi laikytis tam tikrų sąlygų ir eiti, paisyti visuomenės kultūrinių normų, kaip taisyklių, kurių pagrindais užsidirbi teisę gyventi, gauni pinigus, kuriuos mainai į gyvenimą. Tai yra svarbu. Dabar dar vienas dalykas, kurį aš pastebėjau, tavo vidinės jausmas, šiuo metu esi tokiam polėkyje, ne, malonioje šilumoje. Bet kadangi tai yra tau primetamos energijos, dalis tavo kūno bando tau apie tai signalizuoti ir turėtum dabar pajausti, jog pasikeitė tavo sąkandis, tavo žandikaulių raumenis, turi įsitempę labiau ir netgi toks įtampa, toks trintis smakre, lūpos arčiau sukastos, ar jauti tą pokytį? Dabar, kai pasakei, tai taip jaučiasi, bet nežinau, čia pokytis ar čia buvo tai prieš tai. Jeigu tavo atsipalaidavimas ir tas gerumas būtų tikras, visapusiškai suderintas per tavo sąmonės ir pasąmonės, reiškia, tavo veidas spindėtų šypseną, ne? Nes mūsų kūnas tam tikrą prasme kartais sako, kūnas išduoda, jeigu labai traumuotas, bet net ir išduodamas kūnas visuomet stengiasi sufleruoti apie tai, kad kažkur yra pastebimas kraštutinumas ar trūksta tam tikro suderinamumo. Tai va, mes nagrinėjom per patyriminę pojūčio prizmę antikristo archetipą ir tuo pat metu dalyvauja ir tavo kūnas, kuris irgi kaip vertingas regresinio seanso įrankis sufleruoja. Juk žiūrėk, Julija, atsargiai. Tu jau turi teisę pareikalauti iš tų, kas dalina malonumo ir nuskausminimo energijas, kad biškį ten pasukiotų visus rodiklius ir tam tikrus kraštutinumus neutralizuotų. Nes jeigu tai yra malonu ir gera, Julijos veide, tada pražysta šypsena, ne? O jeigu energijos yra kraštutinės ir kažkur yra tik imituojama laisvė bei harmonija, tada kūne irgi atitinkamai vyksta fiziologinės reakcijos, tai yra vyksta biocheminiai pokyčiai ir kažkurie organai, kažkurie raumenys patiria kraštutinės perkrovas. Tai kadangi viskas yra susiję, kadangi dubuo ir kaklo bei ypač gomurio gerklės žandikaulių sritis vystosi iš duplikacijos principų, iš tos pačios ląstelės ir netgi anatomiškai yra labai panašus, iš karto tada veidrodinis atspindys per signalą. Kas bus, jeigu praleistum, kaupsis pasąmoninė įtampa ir tada tavo kūnas aklai ieškos kasdienėje realybėje situacijos, kur su ką nors apkaltinti, išdavystę, veidmainiškumu, su kažkuo susipykti ir susikurs situacijos, kad lygioj vietoj kažkaip čia taip viskas ėmė ir subirėjo, bičiulystė, draugystė, bendriniai siekiai. Gerai, šitą atsirinkom, grįžtam atgal į antikristo archetipą. Kažką, kas turi pamušalą susietą su religiniais niuansais, išnaudojančiais amžinosios meilės kontekstą, trauką, sielos lygiu. Ką dar jauti? Nežinau, nepasitikiu iš tų archetipų. Gal mane dar tai įtempia. Kaip ir prieš tai minėjau, kiekvienas atsipalaidavimas yra kokybiška įtampa, nes savarankiškumas
Laisvė arba savarankiškumas kainuoja dar ir tai, kad kiekvienas už save ir kiekvienas turi teisę pareikalauti savo deramos apsaugos. Bet jeigu tu pamiršti ypač iš archetipų, kuriuos nagrinėjai, pareikalauti tau teisėtai priklausančios deramos apsaugos, jie sako, tai reiškia, tu stiprus eiti ir tiesiog kaip atranko mėsa, ne? Tai yra normalu, kad stokoji pasitikėjimo, tai reiškia, kad reikia tas momentas, kai turi viduje per pojūčius, kurie siejami su tokia savoka kaip orumas, įgarsinti savo teisės. Ne? Į energetinę apsaugą. O tai reiškia, kad gali pakeisti įtampą savo kakle ir tą malonumą, kurį jautei dubens srityje, išplėsti, perkelti ir į kaklo sritį, ir į pakaušio, nosies, žandikaulio, gomurio, makro bei lūpų zonas. Tai reiškia, pasikeičia įtampa atvirkštinė ir tai, kas skatino susiraukti, nuleisti žemyn lūpų kampučius, kad smegenys reaguotų ir gamintų chemikalus, kurie susiję su depresinė būsena, gali priversti savo smegenis arba pasiųsti signalą savo biocheminiam konstruktui, kad Julijai gyvenime reikalinga sėkmė, Julijai gyvenime reikalingas džiaugsmas. Julija moteris ir jinai renkasi prioritizuoti kokybiškai džiaugsmingą kūrybinę būseną, ne? Bet tai gali padaryti tik tai pati, keisdama savo arba pakeldama priešingą pusę savo lūpų kampučius. Jeigu malonu, tai malonu. Malonumas yra tavo ir tu gali jame būti visapusiškoj pilnatvėj. Ok, važiuojam toliau. Ką dar girdi ir jauti, kaip malonumą kokybiškai teisėtai savo susigrąžinusi moteris, nagrinėjanti veidmainišką, pasalūnišką, donžuanišką antikristo archetipą. Ten tikrai yra už ką, taip sakant, kailį iškaršti pagavus. Tokių veikėjų. Nežinau. Dabar logika įsijungia po to, kad čia išvardyjai. Labai gerai, nes mes logikos ir laukiam, mes logiką ir kviečiam, nes painiavoje pagrindinis būdas, kaip kurti arba valdyti painiavą, yra destabilizuoti loginį mąstymą arba padaryti jį fragmentinį, iliuziškai vientisą. Tai grįžtamaisiais žingsniais atgal, kaip išlikti, išsaugoti aiškumą painiavoje, išsaugoti loginį vientisumą, prisimenant, apie ką prieš tai kalbėjai, kaip tai, ką kalbėjai, siejasi su tuo, ką kalbė dabar ir į kur visą pokalbį, kaip tą kokį mezginį ar siūlą dedam ant virbalo, į kur suki, ką mesgi iš viso to, ne? Tai kas tau įsijungia logiškai? Kokie argumentai? Nežinau, tu sakei, kad ten daug veidmainystės, tai tada tiesiog apie tai galvoju, apie melą kažkokį. Taip, tai ką aš girdžiu po tuo, ką tu sakai, tau sužadino reinkarnacinius prisiminimus apie turėtus įsikūnijimus būtent religinėje sferoje ir apie tai, ir tai stebint iš šono, gimsta toks teisėtas pasipiktinimas arba suvokimas, kiek visko tame dalyvauja ir kaip užsukamas žmogaus protas matyti, paklusti bei girdėti tik tai, kas naudinga šeimininkams.
Bet vėlgi, kadangi tavo dabartinė asmenybė ir tavo prigimtinės energijos prioritizuoja harmoningą konflikto valdymą, tai tas pliūpsnis supykti, kai labai daug visko, jis tave glumina. Ne? Mes esam tam tikrą prasme viešame eteryje, tai reiškia protui, psichikai, sielai reikia valdyti, atsižvelgti daug kultūrinių normų ir kanonų. Tai yra reikia išsaugoti ir savo tam tikrą prasme pasirinktą socialinį veidą. Ne? Vietoj to, kad pratrūkti čia svaidytis emocingais prakeiksmais ar teisėtais lūkesčiais, kurie ir jų pagrindais reikalauti satisfakcijos, išgryninant visus juodus darbus, kas ir kaip ten vyko, ne? Bet bent kažkuo tai gali pasidalinti. Bazinius momentus gali papasakoti. Nežinau, kokius. Jeigu ilgai kartosi žodį nežinau, būdama eteryje, ne tik mūsų kanalo, bet tiesiog regresinio srauto, dar truputį ir tu įtvirtinsi trečiųjų šalių arba interferentų teisę atimti iš tavęs žinojimą ir pasirinkimo laisvę ir kasdienėse aplinkybėse. Ar tikrai tau to reikia? Nes tave skatina, tariant daug kartų žodį nežinau, klausiančiame žmoguje išprovokuoti pyktį ir agresiją. Tai yra, kad vienaip ar kitaip arba aš, arba tas, kas žiūrės šitą seansą, tave užpultų, sumenkintų, agresuotų. Nes dabar tave įvedė per malonumą, tave įvedė į tam tikrą situaciją, biochemiškai tavo kūnui reikia daug adrenalino, tau reikia daug grėsmės pojūčio, kad išeitum iš to transo būsenos ir kokybiškai galėtum formuluoti tekstą ir aiškiai įgarsinti, ką išgirdai. Nu taip, bet tam reikia kažką išgirsti ir pamatyti ir pajausti. Bet patogiau, čia kaip ir narkomanui, visuomet yra patogiau žadėti, kad tai bus rytoj. Duokite dar vieną dozę ir aš tikrai nulipsiu savaime be kančių ir be suvaldymo, diskomforto bei skausmo ir pykčio energijų nuo adatos. Tu girdi, bet barjeras trukdantis apie tai kalbėti tau yra užprogramuota, kad tas barjeras gali atsiverti tik jeigu tu patirsi didelį skausmą, nusivylimą ar grėsmę, pavojų gyvybei. Bet kiekvienoje tokioje situacijoje privalomai pagal egzistencinės tiesos ir vienatvės principus dalyvauja teisė išeiti per aiškų sąmoningą pasirinkimą. Tai ką tu renkiesi? Ir pradėti gebėti kalbėti per kančią, skurdą, praradimą ar per aiškumą ir sąmoningą pasirinkimą. Kiekviena situacija turi pasekmes. Kainą, pelną, dividendus arba baudas. Ką tu renkiesi? Nes tu dabar gali rinktis. Renkuosi girdėti įprastai ir tiesiog. Tai puiku. Reiškia, tu girdi ir jeigu tu pasirinkai girdėti, tu tuo pat metu pasirinkai ir gebėjimą apie tai kalbėti. Ir kokius bazinius momentus
reikšmingus iš reinkarnacinių prisiminimų, susijusius su Antikristo, su baimės gąsdinimo, valdymo per lūkesčius aspektus, gali mums įgarsinti. Tai yra, apie ką gali kalbėti. Su teisė kažkokią tai, galbūt labiau skausmingą dalį pasilikti savo. Čia iš savo reinkarnacijų? Kas susijęs su Antikristu? Ar aš netaip supratau klausimą? Arba jeigu tu stokoji drąsos kalbėti, užleisk teisę kalbėti savyje kažkam kitam. Kita Julijos asmenybės dalis gali prabilti. Ne? Ir mes klausom. Nes tu gali rinktis. Netgi gali rinktis deleguoti kitą savo savęs dalį, apčiuopti tą dalyką, ką tu kuri renkiesi. Delegavimo principu turės galimybę eigoje kalbėjimų apčiuopti. Gerai, prašau, tegu kalba. Koks? O koks buvo klausimas? Taip. Koks buvo klausimas? Su kokiu žodžiu, su kokiu vardu asocijuotųsi tavo būsena, pokytis tavo būsenoje dabar. Jeigu turėtum galimybę pasirinkti kitą vardą, kaip tave kviesti, kaip save pristatytum? Leonas būčiau. Reiškės, ar yra tikimybė, jog juokas ir šaržas panaudotas kaip maskuotė indikuoja, jog turime ryšį su tam tikra tavo reinkarnacijos dalimi, kuri kaip moteris, ypatingai patriarchalinėje visuomenėje, patyrė daug sudėtingų išbandymų ir netgi tokių, jog teko maskuotis, rengiantis kaip vyras ir prisistatant vyrišku vardu, tam, kad išgyventi. Nu jo. Okay. Ar girdi vandenyno ošimą? Gal. Tupimo pojūtį? Tupimo? Gal kaip. Kaip būnant laive. Tai aš laive? Tam tikrą prasme, tu patiri supimo. dežavų momentą. Jo, supimo tai jaučiu. Esi ir dabartinė Julija, ir tuo pat metu kažkas, kita asmenybė, kuria buvai ankstesnės reinkarnacijos metu, kai pabėgai iš savo tėvų, pasipriešindama jų sprendimui atiduoti tave į vienuolyną. Ir įstojai, sakykim taip, į laivyną, ne. Tai tais laikais tai buvo tiesiog persirengusi vyrų, buvo vienintelė galimybė dirbti jungą laive. Labai primena Karibų piratų scenarijų, suprantu, bet tam tikrais laikais moteriai tai buvo vienintelė galimybė, sakykime, dalinai saugiai pabėgti, iškeliauti kažkur į kitą šalį, toli nuo tos vietovės,
toliau nuo krikščionybės įtakos. Ir šita reinkarnacija man buvo svarbi, nes jinai ypatingai susižadino palietus archetipo temą ir čia yra daug skausmingų niuansų, tų energetinių traumų, kurios net ir po šiai dienai aktyvios ir veikia tavo aurinės gynybos barjerus kasdienėme gyvenime, kuris atrodytų dabartinėme įsikūnijime, kuris atrodytų iš pažiūros mažai kuo jau turėtų būti susijęs su tuo, kas buvo kažkada. Bet kadangi laikas cikliškas, tai, kas vyko kažkada seniai, tuo pat metu gali įtakoti arba klotis tiesiogiai po apačią po tavo dabartiniu gyvenimu. Bet šita reinkarnacija šiuo metu įlysti į eterį, atgimti, sujudėti yra svarbi dar ir dėl to, kadangi Antikristo archetipas yra labai siejamas su plokščios žemės teorija. Ne? O tas, kas kažkada tais laikais, kai dar žmonės gyveno be Google, Mapsų, be palydovų ar nuotraukų iš kosminės stoties ir interneto, galėjo sužinoti apie tai, kad visgi žemę galima apiplaukti ir nėra ten 4 dramblių, kurie, sakomas, stovi ir laiko tą plokščią puskepalį ant savo nugarų ir be šansų nuo krašto nukristi. Apie tai galėjai sužinoti nebent tiesioginio patarimo metu, jeigu tu plaukiojai laivais. Nes laivuose ypatingai aktuali navigacija, ypatingai aktualu žvaigždės stebėti ir tu pastebi, kaip viskas cikliškai kartojasi. Tai dabar grįžkime prie to momento, kodėl archetipas Antikristo taip stipriai siejasi su plokščios žemės teorija. Ką girdi? Kodėl pasirinkta dar viena tema iš šių archetipų susijęta? Į tai, kodėl veda į šitą temą, kodėl skatina šitas archetipas? Nežinau, apie tai, kad žmonės lengvai įtikinti viskuo. Ir apie tą patį melą vėl. Kaip archetipas. Kiekvienas archetipas tam tikrą prasme veikia iš skaldyk ir valdyk principų, nes reikia iš kažko pasimti ir į save praplėsti. Jeigu tai būtų harmoningai užgimęs archetipas, reiškia iš kažko pasiimdamas kažką, archetipas turėtų atgal grąžinti patrigubintą. Tai yra savo pasilikti klestėjimui, sugrąžinti skolą tam, iš kurio paėmė ir palikti po savęs harmonizuojantį pėdsaką aplinkoje. Bet pagal faktą visi archetipai yra sulaukėję ir veikia džiunglių įstatymų principą. Tai plokščios žemės teorija irgi yra patogi skaldyk ir valdyk principų vykdomai hipnotiniai įtakai kurti priešpriešą. Jeigu žemė plokščia, tai tas, kas turi didelį skaudulį, atskirimo, išdavystės, apgaulės, reinkarnacinę tematiką, tam plokščios žemės teorija labai rezonuos maitinti jo pasąmoninį alkį, kad taip, visi čia, kaip sakoma, kiekvienas tik už save. Ir bendraudamas su
apvalios, bendros visiems Žemės teorijos rėmėjais toks individas ypatingai aršiai gins savo teisės į vienatvę, į individualumą. O to ir tereikia, kad kažkas tai tarpusavyje kariautų ir dalinai taptų akli, jog iš tiesų aplinkui nuo jų pasitaškimo kylančias bangas kaip įkrovą klestėti naudoja tam tikri energetiniai vienetai. Valio. Dabar, jeigu šitoj būsi malonumo būseno ir sraute būsi ir toliau, patirsi tam tikrus jau kraštutinius pokyčius, be galimybės grįžti atgal. Tai yra įeisi tas būsenas, kurios įvardyja kaip energetinis vampirizmas, parazitavimas. Ir eigoje karma, matrica, įgaus teisę už tai iš tavęs reikalauti duoklę, tai fiziškai tave bausti per taip vadinamus nelaimingus atsitikimus kasdieniame gyvenime. Tai vėlgi rekomenduoju įkvėpti, seilę nuryti, pasipurtyti ir atsimerkti ir išeiti iš transo būsenos, grįžti į kasdienę realybę. Nes tiek, kiek pamatėm, kiek išgirdom, šiam kartu užtenka. Nes tai buvo praktinė demonstracija, ačiū tau, Julija. Į tai, kaip lengva apgauti net ir ekstrasensus, net ir hipnooperatorius, įeinančius į tam tikras būsenas. Tai praktinis pavyzdys per suvokimą, kad taip vadinamas priimti, paleisti, išgirsti ar kovoti, priešintis yra lazda toli gražu, nes su daugiau nei tik tai 2 galai. Reiškia, budrumas reikalingas net ir ten, klausimasis reikalingas net ir ten, kur iš pažiūros atrodo viską kontroliuoji, ar viskas jau kaip ant delno aišku, ne? Nes jeigu iš kitos pusės tas, kas klausosi, pasijaus per dideliu ekspertu, irgi atsiranda galimybė praleisti niuansus, kad jam yra suteikiama irgi grįžtamasis polėkis, viską demaskuoti, menkinti, griauti, matyti tik savaip ir to pasakoje irgi papuolama į karminius spąstus. Kaip įdomu, dabar akis skauda. Todėl, kad naudojo taip pat, žinai, kokias naudojo cheminės formulės, kurių pasakoje iš tavo ląstelių pareikalavo išskirti labai daug gama-linoleno ir dihoma-gama-linoleno rūgščių. Kas nežino, šitie sąskambiai biochemiškai atitinka akių dirbtinių ašarų formulę. Ne? Tai yra atitikmuo cheminis šitiems organiniams biologiniams dariniams farmacijoje yra sutinkamas kaip dirbtinės ašaros. Ir šitų medžiagų pagrindais yra kuriamos dirbtinės ašaros arba akis drėkinantis lašai, jų komponentai visuomet turės savo formulėje atitikmenis gama-linoleno ir dihoma-gama-linoleno rūgštims. Tai dėl to tavo akis ir skauda, nes su esi su akiniais, tai reiškia, akys jau yra jautresnės ir kadangi išnaudojo didelius kiekius šitų medžiagų, nukrito jų lygiai organizme, atsirado akių sausumas, perštėjimas, nors techniškai tu buvai užmerktom akim, ne? Tai ar yra čia kur tavo akim išsausėti, bet kadangi naudojama buvo vizualika, tam tikrą prasme tau ir buvo draudžiama matyti. Tai yra tau rodė tamsą, rodė nieką, ne? Kūrėm apkvaitimą, malonumą, nežinau, kaip čia buvo, toks kaip pajuokavimas, ne? Tokį jautei save iš šono. Tai tokį apsvaigimą, apspangimą kūrė šitų fizinio medžiagų pagrindais. Kodėl mes apie tai šnekame? Mes norėjome parodyti, garsinti, jog
fizinė būsena, jūsų ląstelėje vykstantis procesai, tai yra jūsų biocheminė pusiausvyra, labai glaudžiai yra susijusi su regresija ir kad jums reikia rūpintis tam tikrais mikro parametrais jūsų organizmo, net ir tada, jeigu siekiate atsistatyti regresinių seansų pagalba. Viskas bendrai dalyvauja. Vien regresinio yra per mažai, reikia kokybiškai suprasti, iš kame prasideda biocheminiai procesai jūsų organizme. Nes į regresiją eina kas? Gyvas žmogus iš kūno ir kraujo. Į regresiją eina kas? Asmenybė, kuri turi gyvą kūną iš plaučius, širdį, kaulus, raumenis, kraują ir nori patirti malonumą šiame gyvenime, tiek ir materialinę gerovę, tiek ir finansinę, emocinę, ne? Viskas kaip dangui, taip apačioj. Sudėtingai, subtiliai, užmaskuotai persipina. Painiava. Visur dalyvauja Antikristo archetipas. Nors techniškai Antikristo archetipą mes suvokiame, kad ateis kažkoks, tai kaip sakoma, baisus dėdė, apsimes labai dideliu geriečiu. Tai reiškia, ateis kažkas tai su ypatingai išvystyta hipnotinės įtaigos gebėjimais, įgūdžiais. Tai yra ypatingai unikalus pardavėjas, ne? Tinklinio marketingo aktyvistas, sakykim taip, gebantis užpudrinti smegenis, įjungti į savas gretas ir dar, kaip sakoma, priversti krūvą naujų narių tuntais vesti, ne? Tai va toks yra brutaliai subuitintas Antikristo išgryninimas, Antikristo paveikslas. Ne? Ateis kažkas, kas yra grėsmė jūsų fiziniam, psichiniam ir emociniam stabilumui. Patogu? Ir žinoma, kaip ir visur, sukūriau problemą, paraleliai siūlau jai sprendimą. Ar tikrai reikia to Antikristo bijoti? Ne. Antikristo archetipas yra astralinio, socialinio marketingo kampanija valdyti tinklinio marketingo principų veikiančios pačios seniausios tinklinio marketingo struktūros, vadinamos krikščionybė, ne, sėkmę bei plėtrą, skatinant per tokią reklaminę kampaniją, socialinę akciją, sakykim taip, ideologinę akciją, naujų narių plėtrą, nes kai visi bijos Antikristo ir visi skatins, burkimės draugai į vieną ratą, nes va čia tai tikrai padės atpažinti tą Antikristą, padės prevenciškai ir iš anksto atsirinkti. Kaip čia apsisaugoti, kaip išlikti, o kada jisai ateis? Kažkada, bet svarbiausia, mes visi saugosimės, ir vaikus saugosim, ir anūkus saugosim, visi bursimės į šitą bendruomenę. Na, ir bijosim tą progą. Ir bijodami dirbsim, pinigus karsim, nešim, aukosim. Ir kaip sakoma, pamiršim, kad nemokamas yra mokamas. Išlaikysim ir mokėsim 10 bažnyčiai, pamirždami, jog mokame, ne? Energetiką ir, atitinkamai, kur ir kaip ten kas ir finansinę dotaciją, ne? Tai va, tai labai yra patogus reikalas, pranašystės temos, linijos siužetinės, kuris paleidžia per tam tikras aisbergo viršūnėlės, kuri šiuo atveju viena iš jų yra Antikristo sąvoka, ne? Planas, projektas. Aš žinai, kaip įdomiai, tu matai dabar save, kaip tave kompas padarė, patamsino, nes saulė šviečia. Ir tokia, visos jėgos. Taip, Visos jėgos dalyvauja. O, kaip faina, matote? Aš jau tapau dabar kuo?
pilkuoju kardinolu ar šventąja motina Marija. O gal kažkuo tai, kas kalba iš anapus. Na, Wow. vargu bau, ar čia atsitiktinumas, ane? Nes mes, kaip sakoma, dalyvaujame egzistencinėme išlikimo, išsigelbėjimo, harmonizacijos projekte, kuriame viskas apskaičiuota, kiekvienas energetinis virptelėjimas jau, kaip sakoma, yra N kartų suprojektuotas, suderintas ir rituališkai nuspręstas, bet aš gal jau, kaip sakoma, kažkaip pabandyčiau išlysti, ne, iš tos tamsos ir pabendrausim, kaip ten sakoma, tet a tet, tiesiogiai. Tai vat, tai tokie yra niuansėliai su šita energija ir vargu bau, ar man labai reikia demonstruoti fiziškai ir vizualiai jums, gerbimieji žiūrovai, demonstruoti įėjimą į transo būseną, nes skirtingai nei daugelis hipnooperatorių ar čenelintojų, man kuo puikiausiai girdima tai, kas vyksta ir be malonumo demonstracijų jūsų, kaip sakoma, vizualiniams receptoriams pasigerėti. Nes iš kitos pusės kažkas, kas yra asmeniškai intimu, tegul lieka asmeniškai intimu tiems, kam to reikia. Ne? Išgriūti, va tai va, galima demonstruoti, kad tu tikrai esi transo būsenoje ir esi atsipalaidavęs ir perteiki. Na, kažkam gal reikia, bet mums šiame kanale aktualu kokybiško ryšio dar ir su sveika logika, racionaliuoju tęstinumu, kvestionavimu to, ką teisė kvestionuoti, tuo, ką tau sako ir ką girdi, išlaikymu, ne? Nes kame yra problema daugelio regresinių ir tyrimųjų seansų. Lyg ir kalba, perteikia apie kažką labai emocingai, taip liupsningai, ne? Bet kai tu atsisėdi, įsiklausai, tu supranti, kad sviestas sviestuotas, lyg ir kažką daug kalbėjo, bet išsinešti kažkokią nuoseklę, aiškę schemą, suvokimą, parsinešti atgal kaip lauktuves iš ano pasaulio į šitą materialiai loginį, viskas tarytum subyra, kaip tas velnių auksas. Buvai, daug visko pridalino, grįžai namo, visas apklaitas, laimingas, kad čia žiūri kakaliukai, ne? Pelenai, viskas, kas žibėjo, saulė nušvietė ir subyrėjo. Tai va, tame yra problema. Dėl to mūsų šitas ir kiti seansai yra šiek tiek kitokie. Bet einamose aplinkybėse to labai reikia. Tai yra svarbu, nes važiuoti vien eksploatuojant emocinį kūną, emocinį smegenų pusrutulį arba vien tik loginį, tai yra balta juoda kraštutinumais, tiesiog elektromagnetinė pusiausvyrą pasikeitė ir, kuriasi perteklinė grėsmė psichikai. Tai yra, kuriasi rizikos išprotėti. O kam reikia bepročių, kaip sakoma, regresologų. Gal skaniai momentiškai atrodys didelis emocionalumas, bet su bepročių visuomenė. Kas tvarkysis? Kaip sakoma, atsargumas visuomet yra vertybė ir ten, kur yra edukacija, reikia palikti erdvės kitokiam požiūriui, tobulėjimui, bei atidengimui tų aštrių kertinių kabliukų, kurių pagrindais pakabina ant meškerės, ne? Kurių pagrindais užliuliuoja, įtraukia, įkokonuoja
į energetinės būsenas, kai gera, šilta, ne, kaip tau, Julija, buvo. Ir viską supranti, bet tuo pat metu, jeigu kažkas paklaus, galimybės pasidalinti, galimybės sukurti kokybišką palikimą, kažką po savęs iš savo patyrimo prisidėti, ne, į kolektyvinį konstruktą, atimtos. Nežinau, kaip tu sakai, nežinau, negaliu, ne? Bet tuo pat metu kažkas tavyje net jau tiesiog sproginėja, turbūt pyko, ne? Net tai, kad pyko, bet tokie klausimai, turėjo kilti, ar kilo tokie klausimai, kad kaip tai negali, taigi viskas čia aišku, čiagi taip, kodėl aiškinu, o nieks negirdi. Kodėl užblokuota galimybė naudotis. Tokių nepajaučiau. Kodėl užblokuota galimybė pajausti, kur yra tas input-output taškas išorinio mikrofono. Nes visi nori pasidalinti, visiems yra džiugi galimybė kažką tai vertingo, tokio daugiau didesnio, ne, tokios energijose pabuvusi, apie tai perpasakoti. Nes pasakojimas, tai galimybė patirti tą patį dar kartą. Reiškia, jeigu tu esi malonume, taigi faina papasakoti, nes kodėl žmonės taip veržiasi papasakoti ypač geras naujienas, nes jie dar kartą patiria tą patį malonumą. Nu, aišku, yra tokių, kuriems reikia sukrėtimo, kaip stimulianto, veikti tam tikras vidinės imunologinės problemas, nu jie tada labai virkauja ir pasakoja apie sukrėtimą. Kad dar kartą įeiti ir dar kartą supurtyti save, į savo imuninę sistemą ir atgauti budrumą. Bet mes gal visgi labiau šį kartą į pozityvą orientuojame. Ar taip? Taip. Tai va. Tai antikristo archetipas. Tai yra valdymas per baimę, tai yra konkurencijos skatinimas, tai yra eterinė, astralinė, tai yra energetiškai transliuojama, išgirstama tik tai pasąmoniniu būdu, tai yra jūsų ląstelės receptorių, kurie priima informaciją ir reaguoja iš pokyčius išorinėme elektromagnetinėme sraute lygiu. Tai yra fiziologinė programa veikianti plaučius. Kai tave pagauna, kai tu tampi imlus tokiai programai, automatiškai, kai tu girdi tuos dažnius, ar atsiduri aplinkoje, kur jie yra stipriau išreikšti, tavo organizme pasikeičia cheminė, fiziologinė pusiausvyrą, tai yra išsiskiria tokie chemikalai, tokie hormonai iš tavo ląstelių, iš tavo genų. Tavo genai verčiami išskirti tokias proporcijas, kad tau per daug suspaustų raumenis, kurie laiko stuburą, nes stuburo pagrindinė trama yra giluminiai griaučių raumenys. Ką dar daro? Tau sukuria tokias situacijas ir jeigu tu turi astmos geną, tai tau iš viso tada tam tikrą prasme krabzdėts. Tu labai jautrus šiame gyvenime esi antikristo archetipo energijomis. Nes pagrindinė, tai yra fiziologinė programa, ypatingai norėjau sakyti angliškai, targeting, orientuota į plaučius. Į plaučius ir į trachėją. Spazmą, oro padavimo smaugimo efektą, oro padavimo reguliaciją. Kada tu labiausiai apkvaisti? Kai tu per daug prisikvėpuoji oro arba kai tau trūksta oro. Ir toksai su gyvenimo džiaugsmu siejasi plaučiai, ne? Taip, per kaip tu gimsti šitą realybę. Tu iki gimimo, iki sąveikos su šitą realybę kvėpuoji vandenį. Tu gimsti kaip atskirta nuo motinos asmenybė. Ir tu persijungi kvėpavimą plaučiais orų. Ir reiškia per plaučius fiziologinė programa veikianti, kiek kaip reguliuoti, kokiais biocheminėmis proporcijomis veikti tavo plaučių gebėjimą įsisavinti orą, išsiplėsti, tai tuo pat metu plaučiai yra šalia širdies. Širdies neurologinė sistema atsakinga už mūsų imunitetą, bet kaip dangui, taip ir žemėje,
viršuje ir apačioje, vienas kitą gali dengti. Yra tokia net sindromas, kai širdies ir skrandžio problemos viena kitą gali duplikuoti, kuris mums sufleruoja apie tai, kad net ir širdies dažniai intuityviosios energijos tam tikrų lygių, kaip toleruotinas išbandymas iki tol, kol to atsisakai, gali būti slopinami. Tai per Antikristo archetipą vėlgi per programą, kuri veikia perima plaučių valdymą ir tave kvaitina, dusina, jaudrina, yra veikiamas tavo paklusnumas, tavo noras matyti, bendradarbiauti. Tai yra vienas iš pagrindinių, štai jisai toks yra irgi svarbus. Bazinis raktinis archetipas, atsižvelgiant į tai ypač vakarų pasaulyje, kur dominuoja krikščionybė. Nors man rodos ir kitose religijose irgi yra tas tipo blogiečio, kuris ateis ir visa, kaip sakoma, ir bus grėsmė dievuliui veikėjo pavyzdžiai, turbūt irgi yra. Bet kol kas fokusuojamės į šitą, nes visgi vienaip ar kitaip krikščionybė yra Vatikanas, yra tas taškas, kur suplaukia visos kitos religijos ir ten yra tam tikra prasme ledkalnio viršūnėlė. Tai dėl to vietoj to, kad kapstyti ten, tarkime, į Vedas ir taip toliau, šiame momente, ypač šiame pokalbėje mums užtenka įvardinti imtis bazę krikščionybę ir jos naviguojama Antikristo archetipą. Taigi, kur dar šitą energiją naudojam? Šita energija yra ypatingai susijusi su masonais. Nors didžioji dauguma turbūt sunkiai ir suvokia, kas ten tie masonai, kaip iš tiesų sudėtingai ir kaip plačiai šitas tinklas veikia. Tai dauguma supranta vos ne kaip kokį, būrelį, kuriam ten kažkas priklauso, vaikšto į susitikimus, kaip kokie parlamento nariai, kad veikia pagal tam tikras programas ir taip toliau. Tik taip gerai pajuodinti parlamento nariai. Deja, bet masonai, tam tikrai laisvieji mūrininkai, turi ir gerą šlovę visuomenėje, kiek jie yra visko. Filantropinės programos, pasižiūrėk, kiek daug filantropinių programų per visą istoriją, jie labai daug kur dalyvauja. Tai va čia irgi reikia labai atsargiai išvengti to tokio spjaudantį šulinį, dar ir reikiamus filtrus įsistatyti. Tam atveju, jeigu iš to šulinio teks gerti, jeigu visuomeniai teks susidurti su viena ar kita programa, kuri filantropiškai buvo dotuojama masonų ložių. Nes masonų klanas, tai vėlgi ten pas juos yra tokios sudėtingos kryptis, mokyklos, vienose jie mokosi kurti gėrį, grožį, kitose jie mokosi, kaip sukurti dirvą, erdvę, aikštelę, kurioje geriausiai išsiryškintų kažkieno gėris, grožis, kaip sukurti destrukciją, kaip kurti blogį, kurio fone kažkieno filantropiškos pastangos ypatingai išryškėtų. Tai vėlgi, bet yra ir karminiai niuansai, nes masonų klanas, tinklas siejasi daugiau nei tik tai regalijos, nei tik tai apranga ir kultūrinis palikimas dalyvauti tam tikrose ritualuose. Tai yra dar ir astralinė tėkmė, kad tam tikri masonai privalo įsikūnyti ir be atminties veikti destrukcijos įrankiais. Šito jie labai siekia išvengti, mažai jiems tą norisi, nes tada tu gimsti atitinkamosios sluoksniuose ir tampi destruktyvus visuomenės elementas. Tai gerai, jeigu pasisekė ir iškopė į mafijos viršūnę,
Tai kaip sakoma, bent jau šlovėjai ir turtuose gyveni, valdžioj. O yra tokių, kurie eina kurti bazę, kurios kaip destrukcinę bazę kaip foną, kad kažkas galėtų pasirodyti gelbėtojų, būdami, eiliniai gatvės narkomanai, chuliganėliai ar etatiniai mafijos vadų klapčiukai. Tai irgi siejasi su antikristo archetipu, kuris naudojamas masonų, kaip sakoma, kaip bazinė ašis tose. Dabar aš galvoju, kaip čia pavadinti, kad nepagadinti, susietoje su masonų klano, su terminu masonai aspektais, ne? Mažai kas nori būti permesti į tuos destrukcinius padalinius susijusius su mafijos juodadarbiais. Mažai kas nori būti juodadarbiu, maitinant antikristo archetipą. Tai yra kažko, kas ateina viską sunaikinti ir gelbėjantis nuo kažko, avansų reikia burtis ir palaikyti pagal principą priešo suvienyje. Tai dar vienas dalykas, su kuo siejasi. Julija, jūs tam tikrą prasme jau dalis jūsų užmigo, o jūs vis tiek privalote saugoti budrumą, nes kvaitinantis efektas išėjus iš tokio tyriamojo seanso, jisai dar lieka, nes mafija energetinė ir vieni ir kiti interferentai, kurie kaip maitėdos ateina kaip antra banga, grįžta pasitikrinti, o gal jūs persigalvojat. Žinai, kaip tam anekdote, kai sako žmogus, pavargau aš su tais tarakonais, jau ir nuodijau, ir tručijau, ir ten šaudžiau, vis tiek sėdi zaratos, dauginasi. Sako, tai tu su kaimyno tarakonai supjudyk. Tai sako, supjudžiau, tai bjaurybės dar be laisvo parsivedė. Ir tada kažkas labai protingas sako, o tai tu, jeigu, kaip sakoma, po to savo stogų taip ilgai augini, taigi tu šeimininkas, tai tu jiems paimk juos ir išvaryk. Sako, kad jau viską išbandžiau, ką aš jau be prarasiu, žinai, pasinaudosiu tokiu paprastu patarimu, pareini ir sako, viskas, einat lauk, nusibodot. Ir kaip stebuklas, visi susirinko šmutkės, ūsus nuo karė, pėdina koją už kojos vilkdami, visas karavanas lauk raustos, žmogelis pamatė ir, kaip sakoma, jau sunkiai beatlaikė. Isteriškai pradėjo krizenti, kad tik tai tiek tai reikėjo, kad savo, kaip sakoma, suvaldyčiau savo asmeninį erdvę ir pasaulį. Ir staiga vienas tarakonas atsisuka ir sako, chebra, šeimininkas pajokavo, grįžtam atgal. Tai va, taip pat dabar vyksta, net ne dabar, taip pat visuomet vyksta su regresiniais seansais. Tai yra, kažkas ateina ir atsisukti, pasižiūrėti, o gal jeigu žmogus per daug atsipalaidavo, o gal šita situacija, kai chebra, šeimininkas pajokavo, grįžtam atgal. Kaip sakoma, žmogus jaučiasi gerai, jisai pamiršo sužiūrėti, prisijimti į savo asmeninę erdvę atlaisvintas energijas ir, kaip sakoma, tos vietos, iš kur iškabinti seni interferentai, į jas, reiškia, jos paliktos laisvos įsikabinti naujiems. Tai grįžtama į tvanagiai, pasižiūrėti, o gal reikia sanitarų padėti, kaip sakoma, tam, kas jau skaitoma lavonieną, iširti. Bet būtent tame ir yra sielos laisvė nuspręsti, kur ir kiek ir kas ir kada bus priskirta laikyti lavonieną, o kas yra kokybiškai susigrąžinta, išvalyta asmeninė energetinė tėkmė erdvė, ne? Tai va, jo kokybiškai įkvėpk orą, sufokusuok dėmesį į pakaušį ir nugarinę sritį ir pasipurtyk pečius, nes vyksta tas, kas vyksta, bet žiūrėti būtina. Matai, va, gerbėmieji, regresija yra daugiau nei tik tai išgriuvimas. Pakvėpavimas ir paaiškinimas, regresija yra gyvenimas, regresija yra nuolatinė tėkmė, gebėjimas suktis ir stebėti, kuriam gale ir kas tave kibina. Arba kaip per tą Karsono filmuką, kurio jau užsiimančią zyzę. Senas geras, jeigu kas jau nebe iš tų,
nebe iš tos kartos, kur matė, tai labai rekomenduoju. Mažylis ir Karlsonas, Astrida Lindgren, YouTube'as visagalis. Po seanso įsijunkit, pasėdėkit, pasižiūrėkit ir prisiminkit, kokias socialinės, energetinės būsenas per tokią komišką šaržuotę, kokias suaugusių pasaulio problemas skatina išgirsti iš šono pastebėti šitas filmukas. Taigi, kokius valdymo momentus būdingus ir ritualams galite pastebėti filmuke Karlsonas, kuris gyvena ant stogo, ne? Tai va, o mes grįžtam atgal į masonų, į antikristo energijas ir vėlgi antikristo archetipas yra skatinamas, tai yra kažko, kas mylėti arba toleruoti, plėtrą, kažko, kas greunama, jungtis, burtis į vienį, vertinant netgi kažko, kas yra baugu. Skatinimas yra vykdomas per ritualinį valdymą, kaip dabar visi sako, o žiūrėkit, koks nors koncertas, ten daug visokių keistų šėtoniškų simbolizmo, ne? Atidarimas koks nors, tai ten kokios nors chaotizuotos projekcijos. Ką jie siekia tuo? Primityviai brutalus siekimas yra susijęti tam tikrus vaizdinius su malonumo ir polėkio būsenomis. Nes jūs ateinate į koncertą patirti malonumą, tai yra jūs viešumoje visi patirite bendrystę, nes atėjote bendru tikslu, ne? Sėdite koncerte. Ir kas tai yra? Tai tam tikra prasme yra vėlgi ledkalnio viršūnėlė tos būsenos, tos energijos, kurią visi pažįstate kaip meilę. Tai tam tikrą prasme visi tie ritualai ir visi tie satanistiniai elementai koncertuose, ne, visokiuose renginiuose, tai kas tai yra? Tai yra rafinuota, baltu cukrum paversta meilės energija, deformuota. Susiejama su malonės meilė, tai yra legaliai malonumas, ne? Nu, ne vien tik tai kančia. Meilė tai yra gyvybingumas, malonumas, polėkis, tėkmė, inercija. O kuo tau koncertas su šitoniškais šitais visais ragiukais, nagiukais, nepikantiška, kaip sakoma, meilės inversija. 1:1. Tai pagrindinis tikslas, ką ten berodo, kai ten besidarko ir taip toliau, kadangi meilės dalis yra ir genitalijos, yra ir intymus aktas, yra ir lytiniai organai, ir vaikų gimimas, tai irgi yra meilės dalis. Vienokios ar kitokios seksualinės orgijos irgi dėja, bet yra meilės energijos fragmentas, sudaužytos, deformuotos pakaitalas, bet, na, tai yra. Tai tokiu būdu dėl to taip svarbu tas valdymas per ritualus, nes jūs taip įtvirtinama poreikis, įtvirtinama, stiprinama tam tikra energetinė tėkmė su specifinėmis fizinėmis būsenomis. Nes kaip žmonės dabar yra pratinami atsirinkti gerai ir blogai. Dabargi pratinama ne per logiką, dabargi pratinama aš jaučiu, priimu, girdžiu viduje, tai yra per kūno būsenas. Tai jeigu užgrobsim, pradėsim valdyti, nukreipsim į specifinį naratyvą šitokias energijas, taigi galėsim diktuoti, ką visi, kai sakoma, visa gauja regresologų, ekstrasensų, čanelintojų, tai yra vedlių, ką jie turi transliuoti. Tai yra valdysime ir tuos, kurie sąmoningi, ir tuos, kurie durni. Tai yra svarbu. Matai, kokia painiava tam antikristo archetipe. Kaip ir lyg ir apie aiškius dalykus kalbu, bet kai pabandai aprėpti ir taip stabilizuoti, punktais išskirti, ne, paragrafais logiškai,
jauti, kad va tai nupurto ir dingsta noras į kažkokį tai energetinį, loginį, žodinį tinklelį suformuoti. Taip, čia yra, nes iš karto užspaudžia ties mentėmis stuburos lankstelius, ties perėjimu į kaklą ir ten esančius skausmo receptorius, ir tada iš karto smūgis, ir tada gal aš atsisakysiu tyrinėti logiškai, išsaugoti loginį, dasikapstyti iki loginio aiškumo šitame persijungime, kaip gebėjime būti tvirtai savame pasirinkime. Kaip bus, tai bus, plaukiu pasroviui. Valdymas antikristo archetipas yra labai stipriai susijęs su fiziologiniu valdymu, labai stipriai susijęs su skausmo receptoriai žmogaus kūne, jų stimuliavimu. Nes skausmo ir malonumo receptoriai yra tos dalis, kuriomis sakykime, teka, kuriomis mes jaučiame meilės energiją. Nes tai nuo meilės iki neapykantos kiek žingsnių? 0. Praktiškai tos pat monetos skirtingos briaunos, kraštutinumai, ne? Priešinė trauka. Tai vat, toks yra, kaip sakoma, smagiai migdantis antikristo archetipo momentas, kurį reikia suvokti, kodėl reikia gerbti, gerbėmieji, dar vienas, o kodėl ir kaip čia? Todėl, kad jeigu pasaulis būtų iš tiesų kokybiškai sveikas, vargu bau ar atsirastų jame tokios spragos, leidžiančios deformuotai meilės energijai būti. Ne? Ko žmonės eina į tokius koncertus, kodėl jie žiūri tokius stimulus, nes fiziškai imuninė pusiausvyra žmogaus kūne, žmogaus gebėjimo, žmogaus organizmo, atotrūkis tarp sąmonės ir tarp fizinio kūno yra iki tiek didelis, užblokuotas, stigmatizuotas, jo, kad jie galėtų toliau eiti, būti visuomenės rakteliu, jiems reikia eiti tokius koncertus, nes koncertai ką padaro? Koncertas pasąmoningai, tai yra fiziologiniu lygiu, jūsų ląstelės, jūsų genus supurto tiek, kad jums išsiskiria tiek tokios dozės nuskausminamųjų medžiagų, kaip Julija sakė, jei pradėjo skaudėti akis, apkvaitulys. Tos medžiagos, kurios sukuria kvaitulį, malonę šilumą, tai yra tos pačios medžiagos, kurios sukuria nuskausminamąjį efektą organizmui. Tai tu nuėjai į tokį koncertą, tu įsikrovei nuskausminamųjų ir tu gali varyti darbinio arklio, iki kito koncerto. Tai yra į mūsų pasaulyje gera sveikata yra kas? Išties gera sveikata ar tiesiog galimybė gerai jaustis? Tai yra kuo sėkmingiau užblokuoti skausmo receptorių. Pakantumas skausmui, gebėjimas judėti, ignoruojant skausmo signalus. Gebėjimas mąstyti, ignoruojant skausmo signalus. Tai jeigu tai suteikia tam tikras renginys, tai kaina, kurią už tai dalis žmonių sumoka, yra siejama su tuo, kad vardan išgyvenimo, šiuo metu, šioje situacijoje, moku savo laisvę. Tai vat štai, kame yra dar fiziologinis pagrindas valdymo per ritualus. Kaip specifiškai, kaip jeigu pasižiūrėti, tarp kitko, vizualiai, ar žinai, Julija, į kokį vizualinį aspektą antikristo archetipas talpinasi? Ar matei filmą Eliziejus? Ten, kaip yra du pasauliai, turtingi gyvena kažkur ten aukštai, o nuniokotų žemėje vargingui aria visi ten juodadarbiai. Taip. Ir atsimeni, ten jisai papuola, tas pagrindinis herojus, į tokią sudėtingą situaciją, kai jisai yra sužalojamas ir kad galėtų judėti, jisai gali judėti tik to vadinamo egzoskeleto pagalba. Tai jis turi kažką užsidėti ant savęs. Tai vat vizualiai antikristo archetipas, jisai turi gebėjimą veikti kaip toks buferizuojantis egzoskeleto, toks, žinai, kaip šimtakojis, toks jau užsideda tą ant stuburo, ant visų čakrų, ant
pailgųjų smegenų ties kaukolės pamatu, to tokio gaubtelio, sakykim taip, ane, ant tavo visų pirminių išlikimo receptorių, iš kur eina tie išgyvenimo impulsai, refleksai. Ir tu bijodama ir tam tikrą prasme galvodama, jog tu tai tikrai jau netiki tuo antikristu, ar kaip sakoma, tu esi prieš tokio veikėjo atėjimą, tu tuo antikristo archetipu naudojasi kaip ramentų gyventi. Judėtis į tam tikrą prasme kūrė nuskausminamąjį efektą žmogui, kuris vienaip ar kitaip į tai reaguoja. Tai jeigu kažkas, kas tau siūlo nuskausminamųjų dozę, kurios pagalba tu plius minus įveiki tą tokį norą susinaikinti ir turi jėgų eiti į darbą, ne, dirbti, išbūti tam tikrose energijose ar kentėti tam tikrus idiotų, atsiprašau, mes čia mandagiai politkorektiškai, į tam tikrų kraštutiniai emocionalių kolegų, ne, pasakojimus, reikalavimus klausytis, jų samprotavimo apie gyvenimą ir nutilėti, kad, kiek galima apie tą patį, virkauti, kai iš tiesų nulis protingų pastangų kažką keisti. Tai tam pakantuvą tam tikrą prasme vėlgi suteikia antikristo archetipas. Šiai dualiai paslaptingos ir klastingos energijos būti polėkyje. Priešo priešas suvieniai. Nebūtų toks populiarus, jeigu nebūtų naudingas kažkam. Jo. Vieni tiesiogiai tada jungiasi palaikyti katalikybės, krikščionybės projekciją, ne? Kiti galvoja, kad, jeigu tipo mano priešas, mano siela čia visų stagnuoja, įkalina tą visą religiją, tai palaikysiu, kaip sakoma, priešo priešą, palaikysiu antikristo archetipą. O gaunasi, kad tas priešo priešas vis tiek, kaip sakoma, pagrindinės akcijas ir pelną gauna tie patys, kas tampa už ūselių Vatikaną ir kas sėdi ir organizuoja visos planetos religijų, kaip sakoma, projektus ir renkasi dividendus. Taip kad dėl to su visais gelbėju, padedu, atmetu, išjungiu variantais reikia labai atsargiai. Nes vargu bau ar tiksliai gali atsekti, kas yra galutinis arba pirminis naudos gavėjas, tiekėjas ir kam lojalumą, katruo šeimininko principams per žioplumą, per anksti gali prisiekti lojalumą. Tai yra vargu bau ar tikrąją laisvę šitoje planetoje įgausi, bet kaip ir visur, visose egzistencinėse situacijose, dar kartą primenu, visi sielos laisvės pagrindais, visi turi teisę įgarsinti lūkesčius, pareikalauti tau priklausomos energetinės erdvės, energetinės apsaugos, kuri garantuoja sėkmę ir apsaugą nuo sunaikinimo išnaudojimo, kokioje socialinėje rolėje bebūtų. Tam tikrą prasme, žinai, kaip būdavo viduramžiais indulgencijos, kai tu nusiperki kažką ir iš anksto nuodėmių atleidimą nusiperki. Tai, su sveiku protu ir garbingo sandėrio pamatais yra tokia teisė ir astrališkai, energetiškai, bet ten truputį šiek tiek sudėtingiau nei tiesiog kažkokio šventojo tipo kojos atvaizdą iš sidabro nulietą nusipirkti, kai būdavo viduramžiai. Geras biznio planas buvo, ne? Vizitkių, taip sakoma, prištampavai ir išdalinai. Viltį. Taigi tu duodi žmogui viltį. Parduodavo indulgenciją, jie prekiaudavo viltimi. Dar viena painiava. Dar viena koja, ašis, siūlas, ne? Vedantis į tai, nuo ko mes pradėjom. Į antikristo archetipą. Į centrinį sūkurį. Kiekvienas archetipas reikia suprasti, kaip veikia galaktika. Kiekvienos galaktikos centre yra juodoji skylė, kaip transportinis srautas, konversijos taškas, nes
juodoji skylė ypatinga tuo, kad jos centre materija nustoja egzistuoti. Jos centre yra tokia suplojamoji, suplokštinanti, deformuojanti, defragmentuojanti trauka, kad bet kas materialu ten tiesiog sutrinama į dulkes iki tokio lygio, kad dingsta, egzistencialiai dingsta, tai yra jisai konvertuojamas į kitą dimensiją, į kitą plotmę. Visiškai išrenkamas ir tada tu gali energetiškai pereini, teleportuojasi, taip sakant, kaip vyksta teleportacija, juk fiziškai tu išsiskaidai ir atsiduri kitame taške. Tai ir to centro pagrindais mes vis dar kalbam ir apie archetipą, ir apie lyginam jį su galaktika, kurios centre yra juodoji skylė, tai yra portalas į kitą dimensiją. Tai vėlgi archetipas tam tikrą prasme formuojasi, gimsta mikro, makro, kaip dangui, taip žemėje. Galaktikos visatos pavyzdžių, kurio viduje yra centrinis sūkurys. Ašis, juodoji skylė, kuri susiurbia galutinai visą tą energiją per save ir reikiamų formatų atiduoda pagrindiniam akcininkui. Tai yra kūrėjams, dievams, akcininkams, valdytojams, to archetipo. Bet mes, kadangi gyvenam pinigų visuomenį, pinigų matricui, tai jo galima sakyti turbūt pagrindiniams dominuojantiems akcininkams, nes jie turi didžiausią sprendimo teisę gauti dividendus, grįžtamą į pelną iš įmonės veiklos. Tai vat su tais archetipais tokia yra specifinis dėsningumas ir antikristo archetipo. Juodoji skylė centre sūkurys yra visuomet siejamos su terminu painiava. Tai taip, gerbėmieji, jeigu kažkur pajaučiate painiavą, tai arba jeigu mūsų klausydamiesi bandysite vidinį pragirdėjimą suniveliuoti iki sąvokos painiava. Tai yra, kad mes čia per sudėtingai šnekam ir čia tik tai smegenis susukom. Tai atkreipkite dėmesį, jog kažkurio sąmonės dalyje, kažkuriam smegenų kamputyje pas jūs šmėkštelėjo interferentinis impulsas, per kurį esate pavaldus antikristo archetipui, per ką esate pajungti. Tai įkvėpkite tada, pečius papurtikite, seilę nurykite ir atgaukite pasirinkimo teisę, kaip toliau reaguosite, į ką įsiklausysite. Nes laisvė irgi yra pasirinkimo, pareikalavimo dalis. Kaip tam Harry Potterį, kambarys iki pareikalavimo, ko tau einamuoju metu labiausiai reikia, tą čia gausi, bet prisimink, kad vis tiek privalėsi dalintis ir su kitais. Kad kokybiškai išsaugoti egzistencinį integralumą ir evoliucinę bendrystę. Nes kažkur kažkas, jeigu izoliuojasi, stabdoma tėkmė. Arba prasideda perteklinė konkurencinė kova. Dabar visi pakvėpuojam, nes apie astmos archetipą kalbėjom, ką mums čia dabar perteklinės su astma susijusios genetikos inervacija, ne? Kam tuos vaikus anūkus, kurie pagal kraują pririšti ir irgi reaguoja kankinti. Nusipurtom, uodegas papurtom, gyventi, laimingai šypsotis, galim keliauti ir toliau. Tai kaip ir turbūt pagrindiniai aspektai tokie, aišku, čia galima dar tiek pripasakoti apie tas antikristo energijas, bet mes siekiame taip apie mikročipus, apie skiepus, apie vaistų, maisto pramonę, čia viskas irgi susiję, bet mes siekiame būt akcentuoti, fokusuoti, koncentruoti, išgryninti tokią su pojūčiai susietą ašį, nes gyvenimas yra toks greitas, jūs visko kasdienybėje užpuls tiek daug,
kad vargu bau, ar jūs turėsite laiko atsisėti ir kontempliuoti, čia va su šituo, čia dabar tą pajaučiau, čia dabar absorbuoja mano dėmesį, čia su Marijos energijomis, čia su praeitą reinkarnaciją ten pirataujant. Viskas vyksta va taip, ir reiškia žūtbūt momentiškai čiuopiant, intuityviai pagaunant, susigrąžinant kontrolės teisę, pusiausvyros prerogatyvą per įkvėpavimo susiradimą, per nurijimą netgi seilės, tai yra įtampos žandikaulio raumenyse pakeitimą. Kartais tik tai per tai galėsite savo laisvės teisę susigrąžinti. Dėl to labai mūsų pokalbis yra toks keistai šokinėjantis, unikaliai autentiškas, kad išliktų tam tikras pojūtis, kuris padeda naviguotis tokių perkrovų, kasdienio pasaulio, stresinio pasaulio perkrovų metu. Bet, gerbiamieji, normaliai gyvenant, vėlgi fizinio kūno pamatus reikia dar ir daugiau stiprinti, ne tik informacinę mitybą, stebint, klausantis, ryjant maistą, energetinį maistą, dangiškosius probiotikus, ar prebiotikus, kuriuos mes skatiname išsiskirti mūsų seansų metu. Nes tai, ką mes, energijos, į kurias mes fokusuojamės, kurias mes stengiamės išlaikyti šitų mūsų regresinių tyriamųjų seansų metu, techniškai jos atitinka tai, ką standartinė medicina, holistika apibrėžia kaip gerąją žarnyno mikrobiotą. Jeigu viens prie vieno pasižiūrėsite, kaip atrodo smegenys ir sulyginsite su žarnyno vaizdu, paliksiu, kaip sakoma, truputį erdvės nuostabai. Parašykite komentaruose, ką tengi išvysite. Man atrodo, kad bus subtiliai malonus atradimas, kur ir kokia kanalizacija katram gale atsikartoja. Ir tada susieis galai, kodėl mes kalbam apie informacinę mitybą ir apie fizinę mitybą. Kodėl yra dualumas. Žmogus valgo, žmogaus mikrobiota valgo, žmogaus smegenis valgo, žmogaus žarnynas valgo, žmogaus ląstelės valgo, žmogaus genai valgo. Kiek daug skirtingų valgytojų ir kartais, jeigu vienas valgo, kitas gali badauti. Tai svarbu, tai reikšminga. Ir tai, gerbiamieji, per visus galus gali susivesti į Antikristo temą, ne, Julija? Tikrai taip. Ir aš tai galvoju, kad toks geras audituojamas seansas šiandien man gavosi. Ir prie tavęs prikibę interferentai apsimetantis, jog jų čia nėra. Irgi visapusiškai tam pritarė, bet jūs ten jau tarpusavyje tada nugarinėje dalyje jau galvat tai jo ir išsiaiškinsite, kiek ten kam erdvės priklauso. Nes kai kurie interferentai yra toleruojami būti, jeigu jų bendras indėlis į sėkmę kasdieniam gyvenime ir ekonominėje, finansinėje veikloje yra vertingas, nes pasaulis yra pas mus toks sudėtingas, ne? Nori, nenori, priešas kartais tampa geriausių draugų, tai yra kažkokia tai kelio dalį galime eiti būti pakeleiviais, garbingais pakeleiviais, ne? Sakoma, kaip tam tuose anekdotuose, tai yra prisimenant, kas iš tiesų čia vadas. Tai va, taip. Publika astralinė jau ošia, gaila, kad mūsų mikrofonai yra tik tai tam tikrą diapazoną fiksuojantis ir stokojame techninių galimybių retransliuoti dar ir tuos kitus dažnius, bet bent jau mes pasimėgausime, ne? O jeigu kas nori prisijungti, tai vėlgi
patogiai įsitaisykite, kokybiškai įtempkite nugaros raumenis ir tikrai pajausite tą bendrinį ovacijų srautą, kurio mes visi nusipelnėm, nes tiek čia atsėdėjom, ane? Ar taip? Na, mat. Ar turi dar kažkokių tai pastebėjimų, palinkėjimų, ar sveikai, adekvačių loginių pastabų iš to, ką išsinešiai iš pirminio seanso, kuriuo pradėjome šį tyrimąjį? Ne, turbūt kol kas šiandienai tiek. Eisiu su savo interferentais išsiaiškinti. Teisingai, mes, kaip sakoma, visi turime teisę dalį asmeninių dalykų palikti, nagrinėtis asmeninėje erdvėje. Kas reiškia, jeigu kažkam yra aktualu daugiau ir nuosekliau, mielai prašom, registruokitės į regresinius seansus, nes dabar, gerbiamieji, dar vis yra tas vertingas koridorius, metų galas, lapkričio šventės, kai tai vadinama riba tarp pasaulių, materialaus ir nematerialaus, ypatingai suplonėja. Tai yra tai, ko jūs ieškote regresiniuose seansuose, kad jums pasižiūrėtų, kas darosi jūsų fiziniame kūne, bei, kaip sakoma, regresuologui paliepus, lydekai panorėjus, kažkuris galas atsilaisvintų, ar smegenyse esanti įtampa, bent kažkuriam laikui atliektų. Tai va dabar tiem vadinamiem nematerialiems stebuklam yra palankiausias metuose metas, periodas, kai energetinis seansas, energetinis gydymas legaliai ir be karminių pasakmių visoms dalyvaujančiams pusėm gali duoti daugiausiai rezultatų. Bet vėlgi tam pasijudinti savas rankas, liežuvį, kojas, uodegą privalote jūs, ane, Julija? O mes tuo tarpu lauksim jūsų laiškų ir žinučių. Mandagių laiškų ir žinučių, bet jeigu parašysite ir ypatingai aistringus ir supainiosite žodžius, kuriais tą aistrą išreiškite, mes į tokius irgi atitinkamai aistringai atsakysime. Nu ką, gerai. Turbūt keliaujam jau, ar ne? Tikrai taip. Iki kitų kartų. Viso gero, iki pasimatymo, au revoir. Žodžiu, visom kalbom galim ištransliuoti, kiek tik tai beturėjome reinkarnacijų. O jeigu pritrūksim, tai ir, kaip sakoma, plejadžių, siriečių, kokių ten tik tai norite, liutoidų, gervių ir visokių kitokių. Rasių kalbomis galime padainuoti, bet dabar jau iki. Gerai, iki.